Pirkėjai beveik visada derasi, bet tai nereiškia, kad tu privalai nuleisti kainą. Labai dažna situacija, ateina pirkėjas, apžiūri būtą ir bando dėrėtis. Kartais net iš principų, net jeigu būstas jam tikrai tinka. Ir dauguma čia padaro klaidą, nes jie bijo prarasti klientą ir dėl to mažina kainą per greitai. Ir kas vyksta tada? Pirkėjas pajaučia, kad yra galimybė spausti dar labiau ir dėrybos tampa nelygios. Bet yra ir kita pusė. Jeigu būstas rinkoje stovi ilgai ir jis sulaukia mažai susidomėjimo, tuomet dėrybos jau tampa beveik neišvengiamos ir jau nebe tu kontroliuoji situaciją. Kaip yra iš tikrųjų? Dėrybos nėra blogai. Dėrybos tai yra natūrali pardavimo proceso dalis. Svarbiausia suprasti, kada verta nusileisti, o kada ne. Tu gali išlaikyti savo poziciją. Jeigu objektas turi susidomėjimą, tai yra daugiau nei viena pirkėja ir objektas yra teisingai įvertintas. Ne kiekvienos dėrybos reiškia, kad kaina yra per didelė. Kartais tai yra tiesiog pirkėjo bandymas nusipirkti pigiau.